Be vaikystės, be šeimos ir artimųjų, be darbo ir su 2 mažyliais ant rankų. Toks nelengvas likimas teko 22 metų Alionai, šiandien gyvenančiai Vilniaus arkivyskupijos Karito motinos ir vaiko globos namuose. Tėvų atiduota į internatinę mokyklą, kaip pati sako, tarsi nereikalingas daiktas, ji nepažino, kas yra mamos rankų šiluma, ar paprasčiausiai, ką reiškia turėti savo stogą virš galvos. Jos neturi pajamų, ar ne? Jos dauguma gyvena iš pašalpų. Šeimų, artimų žmonių, kurie galėtų padėti, irgi neturi. Savo laimės kaime gyvenančio vyro namuose ieškojusi Aliona jos nerado. Išgertuvės, smurtas, išdavystė. Į tokį šios moters gyvenimą vienas po kito pasibeldė vaikai. Apie tai, kad laukėsi, pirmą kartą Aliona sužinojo 5. nėštumo mėnesį, o 7. gimė nepagydoma liga sergantis Mariukas. Šiandien metų ir 7 mėnesių berniukas jau turi sesutę Augustę. Visi jie už laimę gyventi kartu yra dėkingi Karito globos namams, nes kitų jie paprasčiausiai neturi. Čia leidžia mamom gyventi su vaikais, neatskiria mamų nuo vaikų. Ta prasme, kaip kituose namuose. Vaikus paima, priima gyventi, o tu, kad į gatvį sėdėk. Iš tikrųjų, ateiti nėra sudėtinga. Vienintelis dalykas, ko prašom, tai medicininių pažymų iš tam tikrų specialistų. Ir jeigu pati mama nori čia gyventi, ir jeigu vaiko amžius tinka mūsų globos namams, tai priimame. Glaudžia Aliona prie širdies ligotą sūnelį, naktimis supuoja mažylę ir gaili mamų, kurios atsidūrusios beviltiškoje situacijoje nežino, kad gali ateiti gyventi į Karitą. Nieks netiki, kad yra tokie namai. Jie man sako, tu įsigalvoji. Nesakau, aš jeigu įsigalvoju, tai tu žiūrėkit, pasižiūrėkit. Socialinė pašalpa ir vaiko pinigai vienintelės ne tik Alionos, bet ir kitų Karito globos namuose gyvenančių mamyčių pajamos. Padėti joms sukurti laimingesnę vaikystę mažyliams galime mes visi. Tai reikia prisijungti prie motinos dienos proga žiniasklaidos holdingo Baltic Media Alliance organizuojamos gerumo akcijos Padėk mano vargstančiai mamai. Karito globotiniams labai trūksta vaiko priežiūros priemonių, tad kviečiame nelikti abejingiems ir paremti vargstančias mamas. Jūsų aukų laukiame Vilniaus arkivyskupijos Karitas administracijoje sostinėje adresu Odminių gatvė 12. Būtiniausių mamos ir jų mažyliams daiktų sąrašą rasite tinklapyje www.1bma.lt. Dėkojame už jūsų gerumą.